Sveiki prisijungę, simboliškai žengę į paskutinį metų sezoną, su jumis sveikinasi ir naujasis, jau trečiasis Tolerantiško jaunimo asociacijos savanorių tinklalaidės iš Spintos sezonas. Mums labai džiugu pristatyti pirmąjį epizodą, kuriame girdėsite pokalbį su jaunu žurnalistu, aktyvistu, Tolerantiško jaunimo asociacijos valdybos nariu Jonu Valaičiu. Dar paauglystėje savarankiškai žurnalisto keliu pradėjęs eiti Jonas per 10 sukaupė ne tik daug patirties, kurią siekia pasidalinti su kitais, bet ir galėjo patirti žiniasklaidos bei žmogaus teisių santykių pokyčius. Kviečiame pasiklausyti, su kokiais iššūkiais susiduria žurnalistai, tyrinėjantis žmogaus teisių klausimus ir kokius pokyčius išgyvena šiuolaikinės medijos. Įdomaus pokalbio. Jonai, gal tada tu galėtum šiek tiek pasidalinti savo istoriją. Kaip prasidėjo tavo žurnalisto kelias? Jeigu gerai pamenu, tai buvo 14 metų spalis. Aš iš tiesų pamenu šitą laiką, nes tai buvo tuo metu, kai tas laivas Independence įplaukė į Klaipėdos uostą ir tarp kitko tai buvo rytas, kurio aš vos nepramiegojau, kitaip tariant, vos nepramiegojau istorinės Lietuvai dienos. Aš iš tiesų laikau tą dieną istorinę, kadangi, galima sakyti, ką nori, bet seniai buvo laikas iš tiesų išsivaduoti iš energetinės priklausomybės nuo Rusijos Lietuvai. Tai va, aš tą rytą išbėgau prie uosto vartų pasitikti tą mūsų nepriklausomybę žyminčio laivo ir užfiksavau tą akimirką. Aš nufilmavau tiesiog paprastu telefonu, kaip šis laivas įžengė į uostą, į uosto vartus ir buvau tose pirmosiose gretose visaip kaip to reikšmingo įvykio. Ir dar tuo metu aš net negalėjau savo sąmoningai, ko gero, atsakyti į klausimą, kokios svarbos yra šis įvykis, bet aš jaučiau tai širdyje, kad tai yra be galo svarbu. Ir nepasilikau to vaizdo įrašo savo savanaudiškai, aš tiesiog išsiunčiau leidiniams tą įrašą ir jie pasidalijo su savo auditorija. Tai praktiškai taip viskas ir prasidėjo. Aš iš tiesų manau, kad žurnalistika iš esmės yra apie žmones, apie jų istorijas, apie jiems nutikusius įvykius. Ir galiu pasakyti, kad man visada buvo įdomus žmonės, taigi ir pirmieji straipsniai buvo apie žmonės, kurie, taip sakyčiau, žengia savo svajonių link, apie meną, vėliau apie įžymius žmonės. Bet aš visada stengiausi atrasti, tuos, kurie dar yra neatrasti ir galiu pasakyti, kad jų istorijos, kurios nebuvo iki tol liestos, man buvo be galo įdomios, pačios, ko gero, įdomiausios, nes dar niekam tų istorijų jie nebuvo anksčiau pasakoję. Kaip ir minėjau, 2014 metais viskas prasidėjo ir jeigu prisimintumėm tą politinį kontekstą, tuo metu buvo Krymo aneksijos klausimas, prieš tai 13 metais buvo Euromaidano įvykiai, tai kiek tuo metu buvo iš tiesų purvo viešoje erdvėje. Aš tiesiog tuo metu būdamas paaugliu, žengiau į karo lauką, pats to nesuprasdamas, bet tarsi nujausdamas, kad lengva nebus. Ir iš tiesų teko kalbinti ne vien tuos nuostabiuosius kuriančius žmonės, teko susidurti su mano vertinimu Lietuvos priešais, teko stebėti Klaipėdoje save antisistemininkais vadinančius žmonės, jų protestus, Venckienės pasekėjus, kurie šiandien virto maršistais, tai aš jau mačiau jos tada. O LGBT temomis aš pirmaisiais metais nerašydavau, man reikėjo į šį klausimą kiek įsigilinti, nes tai pakankamai jautri ir tokia sudėtinga tema, reikalaujanti išmanimo, juolab, kad ir pats priklausau šiai bendruomeniai, tai ši tema man dar ir asmeniška ir dėja, socialinė aplinka išlieka įtempta. Man reikėjo laiko subręsti šiai temai. Tokia labai drąsi patirtis, nes tu tuo metu buvai jaunas ir iškart prie tokių rimtų aktualijų. Man įdomu, nes žinau, kad tu studijavai fotografiją.
Ar tu turėjai idėją, kad aš norėčiau galbūt būti spaudos fotografu ir tada pasukai prie, sakykime, teksto, ar tai buvo labiau, kad mane šiaip domina šitas sritis ir žurnalistika atėjo kitų kelių? Na, aš tuo metu supratau, kad žurnalistas jisai turi būti pasiruošęs viskam. Jai reikia, ne tik rašyti, bet ir fiksuoti tas akimirkas, nes kartais vaizdai pasako daugiau nei žodžiai. Puikiai matome tą iš šių dienų įvykių, pavyzdžiui, Donaldo Trumpo pasikėsinimas į jį, ar ne, tos nuotraukos spaudos apskriejo visą pasaulį. Čia žodžių jau nebereikia. Tai aš tiesiog norėjau išmokti įamžinti tas akimirkas ir tuos pašnekovus, kuriuos kalbinu. Ir aš prisipažinsiu apie fotokorespondento profesiją, aš niekada nesvajojau. Tai yra iš esmės atskiras žanras, kurį aš ir palikau toje srityje dirbantiems profesionalams. Man tiesiog reikėjo bendrai fotografijos tokių įgūdžių. Tai čia buvo toks pradžiamokslis praktiškai. Gal tu galėtum šiek tiek dar prisiminti tuos laikus, kai pradėjai savo kelionę? Ko tu tikėjai? Kaip atrodė tavo idėjos, ką aš norėčiau šitam lauke nuveikti? Aš iš tiesų norėjau pažinti žmonės, jų bendravimo tokius dalykus, psichologiją ir suprasti, kaip žmonės mato šitą pasaulį, nes mūsų perspektyvos kartais būna labai tokios skirtingos. Gal šiek tiek skambės pasigiriančiai, bet aš visada buvau toks smalsus žmogus ir man tiesiog buvo įdomu žmonės. Tai aš to ir tikėjausi juos pažinti. Gal tuomet tu galėtum šiek tiek papasakoti, kaip apskritai atrodė Lietuvos žiniasklaida tuo metu, kai tu atėjai, sakykime, pirmą kartą dirbti į žiniasklaidą. Kokią tu ją radai, kokią tu ją prisimeni dabar? Aš radau žiniasklaidą, kuri jau tuo metu suprato, arba bent jau buvo pradėjusi suprasti, kas yra informacinis karas. Juk naujienų portalų sekcijose tuo metu jau bujojo, aš taip netgi pasakyčiau, Kremliaus troliai, atvirai skleidžianti valstybinės idėjas. Ir aš tuo metu niekaip net negalėjau suprasti, kaip šitame karo sąlygomis redakcijos leidžia dar savo tokią prabangą jiems nevaržomai rašyti, veikti. Ir jeigu gerai pamenu, tai atlikti žurnalistiniai tyrimai, jie parodė, kad o kartu beje ir prabilti išdrįsę žmonės, jie visi paliudijo ir parodė, kad veikė tuo metu Rusijoje biuras, kuriame žmonės už pinigus vykdydavo užduotis tam tikrų šalių naujienų portaluose arba Facebook'e rašyti tokius prorusiškus, Putiną palaikančius, Ukrainą smerkiančius komentarus. Tuo metu man dar į akį krito tai, kad aš stebėjau tą neapykantos bangą prieš LGBT žmonės. Ir nebe priežasties šiandien mes matome, kad daugelis tų žiniasklaidos priemonių, anoniminių komentarų tas sekcijas iš esmės panaikino. Nes tiesiog ne visada ištenka išteklių prižiūrėti tūkstančius tų anoniminių pasisakymų, kad neprasprūstų tie su įstatymu prasilenkiantys komentarai. Ir ką aš dar prisimenu, tai 13 metais Rusijoje buvo įsigaliojęs gėjų propagandos, taip vadinamas draudimas. Tai man kyla pagrįstas toks klausimas, ar ta neapykantos kampanija prieš LGBT bendruomenę taip pat nebuvo Rusijos tokios agresyvios politikos dalis, siekiant sukelti priešpriešą tarp žmonių ir silpninti tokias laisvas visuomenės. Grįžtant prie to, ką radau, svarbiausią akcentą dėčiau vis dėlto tam, kad žiniasklaida ruošiasi dirbti informacinio tokio karo įkarštyje. Kadangi tu jau minėjai, kad iš tikrųjų tų straipsnių labai svarbu iš tikrųjų kalbėti su žmonėmis apie tai, kaip atrodo žurnalisto darbo realybė, nes dėja mūsų visuomeniai įsigali toks požiūris, kad žurnalistai rašo visko labai daug, labai greitai ir ta informacija tokia yra greito vartojimo. Bet iš tikrųjų tas darbas yra sunkus ir iš tikrųjų dėl to, kad mes gyvename greito
greito vartojimo visuomenį, dėl to ir užsisukom tokiam rate, kad tos analizės, to istorijų pasakojimo, ar ne to buvimo su žmogumi, jo istorijos pasakojimą iš tikrųjų labai trūksta, bet taip yra ir dėl to, kad tas darbas užtrunka iš tikrųjų rasti savo pašnekovo, įgyti pasitikėjimą, užmėgsti santykį, sukurti tam kažkokį naratyvą, jo istorijai pristatyti, labai trūksta šito. Tai žmonės kažkaip labai nuvertina tą žurnalisto darbą. Iš tikrųjų, dėl to gaila, nes jie patys kartais nelinkia investuoti tada į tą kokybišką žurnalistiką. Bet tu pats esi ne tik žurnalistas, tu taip pat esi redaktorius. Tu pats sukūrei savo informacijos priemonę, Jarmo net. Gal galėtum šiek tiek papasakoti, kaip iš tikrųjų gimė ta idėja, reikia kažko savo ir kokia to kelio pradžia, kokia pagrindinė iššūkiai? Na, taip labai pagarbiai skamba žodis redaktorius. Aš šiaip iš esmės visai būčiau pasirinkęs nebūti tuo redaktorium. Aš pamenu kartą netgi anksčiau, kai nebuvo Jarmo, dirbdamas su kolegomis, jie taip pajuokavo, o kažkada ateis toks laikas, kai įsteigsi galbūt savo žiniasklaidos kažkokią priemonę ir aš tada sakiau, baikit, nemanau. ir visaip kaip gyniausi, bet, likimas sudėliojo savaip. Tiesiog pradedant kalbėti apie tai, kaip taip atsitiko, ar ne, man tiesiog vidus, rėkte rėkia, kad man reikia pradėti apie tai kalbėti garsiai apie LGBT žmonės. Ir, aš mačiau, kad LGBT žmonių balsai, dažnai yra arba ignoruojami, arba nutildomi, yra stumdomos klišės apie tradicinę šeimą, kad ir kas tai būtų. Aš tiesiog jaučiau tokį stiprų vidinį poreikį, ne tik parodyti LGBT kasdienybę, bet ir pripažinti šios bendruomenės teisę būti išgirstai. Ir kviesčiau prisiminti to meto lauką. Tarp kitko, Jarmo buvo įkurtas 21 metų vasarį. Tai buvo pats pandemijos įkarštis. Buvo supykdyta visuomenė, buvo aktualus klausimas dėl partnerystės įstatymo. Vėliau, aišku, sekė ir pirmieji homofobiški protestai, kurių toks pagrindinis tikslas buvo žūtbūt kažkaip padaryti įtaką tam, kad nebūtų priimta lygiateisiškumo tokia dovana LGBT bendruomeniai, ta partnerystė. Ir ką aš dariau, tai aš tuo metu žengiau pirmuosius žingsnius šitoj redaktoriaus rolėje. Keista man yra save vadinti redaktoriumi, jeigu atvirai. Nes aš esu vis dėlto toks labiau iš profesinės pusės toks labiau duomenų rinkėjas ar netikrintojas, o redaktorius jisai turi formuoti bendrai tą politiką redakcinę, ar ne, ir spręsti, ką spausdinti, kaip tai daryti. Tai taip prasidėjo ir mano pirmieji žingsniai. Aš tiesiog taip kruopščiai atsirinkau informacijos šaltinius ir suformavau savo redakcinę politiką, kurioje pusėje Jarmo stovi. Ir pradėjau tada rūpintis tokiais buitiniais dalykais. Tai buvo ir domenas, ir portalo dizainas, ir panašiai, ir pirmieji straipsniai. Ir, ko tikėjausi, aš iš tiesų tikėjausi ir iki šiol tikiuosi, kad specializuotas portalas skirtas LGBT bendruomeniai, jisai suteiks tokią galimybę giliau analizuoti tokias žmogaus teisių aktualijas, nušviesti problemas, pasiekimus, kurie išlieka nepaminėti arba, mažai aptarti kitur. Kaip klostysis tavo, santykis su kitais informacijos kanalais? Kaip atrodė, nes iš to, kaip tu pasakai, atrodo, toks startupas, žiniasklaidos. Vieno žmogaus tokia idėja. Kaip atrodė viskas? Tai nebuvo vieno žmogaus idėja. Aš prieš Jarmo įkūrimą bendradarbiavau su
LGBT teisų aktyvistu Piju Beizaru, kuris laimėjo bylą kartu, žodžiu, su Mangirdu Europos žmogaus teisų teisme dėl neapykantą kuršiusių komentarų netyrimo policijoje. Tai mūsų pradinė idėja buvo tokia, kad padaryti seriją straipsnių, pakalbinti LGBT žmonės, kurie sutiktų kalbėti. Ir nuo to atsispyriau. O kalbant apie santykius su kitom žiniasklaidos priemonėms, visokie jie yra. Iš esmės kolegiški tai yra santykiai. Mes kartais dalijamės vienas su kitu informaciją. Aš iš tiesų labai džiaugiuosi, kad žiniasklaidos priemonės girdi Jarmo ir nežiūri kaip į konkurentus, bet žiūri kaip į pagalbininkus, kurie gali kažkokią straipsnį duoti, ar ne, arba analizę, arba informaciją suteikti, nes žurnalistai kreipiasi kartais į mane kaip, ne į pašnekovą, bet kaip į kolegą, sako: Jonai, ar tu gali rekomenduoti, ką pakalbinti, sakykime, translytiškumo srityje? Galbūt yra žmonių pašnekovų, kurie sutiktų pasidalinti savo istoriją. Ir aš labai džiaugiuosi, nes taip yra matoma ir LGBT bendruomenė. Prakalbus jau apie tą santykį su žurnalistais, man įdomu šiek tiek, tu prisimeni irgi tuo laikotarpiu apskritai situaciją su Lietuvos žiniasklaida, koks buvo tas santykis su žmogaus teisų temomis. Kaip Lietuvos žurnalistai nušviesdavo tas temas, tai kas Lietuvoje buvo ir iki šiol yra laikoma tais jautriais klausimais. Kaip atrodė ta situacija tavo akimis tada? Tai aš jau kaip užsiminiau, ar ne, žiniasklaidoje, ją pažinti pradėjau nuo 14 metų. Tai praktiškai dabar yra 24, tai jau 10 metus, ar ne, ir galiu vertinti, kas buvo prieš 10 metų, tai galiu pasakyti, kad tuo metu jautėsi, kad tos žmogaus teisų temos, o ypač LGBT bendruomenės tokios, aktualijos, vis dėlto buvo traktuojamos kaip nišinės. Ir kas pasikeitė, tai dabar jos tampa vis dažniau aptariamos. Pasikeitė ir politinis laukas. Jeigu pavyzdžiui, anksčiau tam tikri įstatymai, tam tikri klausimai buvo paslėpti stalčiuose, tai dabar jie yra ištraukti į paviršių, nes pagaliau politikai ėmė spręsti tuos klausimus. Tiesa, jau kaip sekasi jiems juos spręsti, čia yra visiškai kitas klausimas. Ir aš tiesiog dar čia tokią mintį galiu pasakyti, kad pavyzdžiui neseniai Jarmo išspausdinau interviu su režisieriumi Kristijanu Veisu, kuris pasakė, jog žmonės daug užsienyje kalba apie LGBT bendruomenę, Vokietijoje, pavyzdžiui, mirga laikraščiai, bet atvažiavus į Lietuvą aplanko nuostaba. Čia rodos nėra nei kitos rasės žmonių, nei atviros LGBT bendruomenės. Ką tai liudija? Kad nuoseklaus nušvietimo šią temą iki šiol dar trūksta. Bet šį mėnesį, dabar kalbam rugsėjį, ar ne? Aš dalyvavau Seimo kontrolierių ataskaitos apie LGBT padėtį Lietuvoje pristatyme ir pasisakė vienas iš žiniasklaidos priemonės atstovų. Ir jis man pasakė labai tokią įsiminusią ir manau daug ką apibrėžiančią mintį, kad reikia žinoti, jog praktiškai kiekvienoje redakcijoje yra LGBT žurnalistų. Kitaip tariant, žmonės nebesislepia taip, kaip anksčiau, tai natūralu, kad LGBT žmonės, kai atsiskleidžia visuomenėje, jie atsiskleidžia ir savo darbovietėse, taigi ir mūsų žurnalistų tarpe. Ir aš manau, kad reikia neturėti sąžinės, jeigu šalia tavęs dirba LGBT žmogus, o tu būdamas žurnalistų drįsti rašyti tekstą, kad LGBT bendruomenė gal ir nenusipelnė, ar ne, lygiateisiškumo. Nes kitaip tariant, tu tą šalia dirbantį kolegą tarsi vertini kaip mažiau žmogų. Tai kaip tokiu atveju jam galima pažiūrėti į akis? Tai taip ir vertinčiau. Jeigu aš neklystu, Jonai, tu pradėjai savo karjerą regioninėje žiniasklaidoje. Ne visai.
pradėjau nacionalinėje žiniasklaidoje ir vėliau perėjau į regioninę žiniasklaidą, o tada atsirado Jarmo. Dėkoju už pastabą. Tai gal tiesiog galėtum sudalinti savo patyrimais darbų regioninė žiniasklaida, kaip ten viskas atrodo, nes irgi dažnai mes tarsi ir kritikuojame ir apgailime regioninę žiniasklaidą, kad jiems trūksta ir resursų ir tam tikrą prasme įtakos, kad galėtų kažkaip reikšmingiau prisidėti prie kažkokių temų atskleidimo ar klausimų sprendimo. Tai atrodo, kad tam tikrą prasme tokia ir pamiršta yra žiniasklaidos dalis. Bet labai svarbi vis. Taip, iš tiesų labai svarbi, nes žurnalistai regionuose dirba iš tiesų be galo sudėtingomis sąlygomis. Aš kalbu apie finansavimo šaltinius ir jų trūkumą arba įtaką politikų. Ir nepaisant visko, mes vis dėlto pradedame matyti, kad regioninėje žiniasklaidoje žmonės stengiasi ir eina tuo nepramintų žmogaus teisių temų keliu, nes iš tiesų regionuose ši tema, priešingai negu, dabar nuskambėsiu pats kaip maršistas, Vilniaus burbule, šita tema yra nelabai išdiskutuota. Aš tiesiog, ką aš pamenu, tai kai prasidėjo Jarmo veikla, atkeliavo tokia istorija. Facebook'e pasidalinta buvo skelbimo nuotrauka iš vieno regioninio laikraščio, kad Valkiūnas pavartojo žodį, negražų žodį, sakykim, ir ūkininkų kažkokia šeima labai dėkoja jam už tai. Dėkoja už tai, kad jisai įvardijo LGBT žmonės tokiu žodžiu. Man kilo klausimas, ar tai nesusiduria su etikos standartais, principais, skelbimas, bet vis tiek jis yra laikraštyje. Aš paskambinau į tą laikraštį komentarą. Aš tokio dėkingumo už šitą atkreiptą dėmesį dar nesu sulaukęs iš nei vieno pašnekovo, kuris būtų susidūręs su kritika, su istorija. Nes iš tiesų buvo atsiprašyta, buvo pasakyta, kad taip, tai yra labai didelė klaida, mes ją ištaisėm ir nepaisant to, kad jie sulaukė tos kritikos viešoje erdvėje, jie toliau rašė apie žmogaus teisų klausimus regione. Jie rašė apie partnerystės įstatymą netgi. Ir nerašė tai, kad čia yra nesąmonė kažkokia, kad gėjai reikalauja išskirtinių teisių. Jie kalbino Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių, kuris pateikė savus argumentus, kodėl tas įstatymas yra reikalingas. Tai, kad jie išdrįso pakalbinti dar tokią prieštaringai vertinamą asmenybę ir įdėti tai į laikraštį, manau, verta pagarbos. Nes iš esmės laikraščių regionuose skaitytojai išlieka vyresnė auditorija, kuri kartu dar yra ir konservatyvesnė. Nes vėlgi, aš pamenu, kaip kito laikraščio redaktorė man pasakojo, jog, pavyzdžiui, išspausdino tekstą apie menininko darbus, tai buvo lytiškumo tema, ir sulaukė pasipiktinusių skaitytojų skambučių. Tiesiog žmonės jautė pareigą pranešti, kad nepritarė tam, jog tokie straipsniai būtų spausdinami. Ir akivaizdu man yra, kad laikraščiai, ypač regionuose, stengiasi vis dėlto atliepti ir auditorijos lūkesčius ir tokie mažesni leidiniai gali būti ypatingai jautrus pasipriešinimui, pasipiktinimui, kritikai, bet švietimas jis yra be galo svarbus ir regioninė žiniasklaida. Nekalbėsiu, sakykime, apie finansavimo dalykus, nes čia yra kita tema, bet stengiasi. Tai už tai galiu lenkti galvą žemyn. Norėjau šiek tiek tavęs paklausti apie tai, kaip tu vertini paties žurnalisto santykius su žmogaus teisų temomis. Kokia yra, tarkime, tavo nuomonė paties žurnalisto atsakomybė prieš pašnekovą, kuris duoda jam interviu, dalinasi savo istoriją, sakykime, jautriais klausimais, kurie mes žinome, kad visuomenė gali sukelti pasipriešimą, pasipiktinimą, nes
Na, iš esmės, tai yra tas toks jausmas, ar ne, kad žmogus pasidalina savo patirtim, tu išspausdini tą straipsnį, ar ne, arba sukuri kažkokį pasakojimą kitokiu formatu ir tu sulauki to dėmesio, tu pasieki ten tuos reikiamus, ar ne, share visus skaičius, bet tas žmogus, jis ir tu perini, sakykime, prie kitos temos, vėl pradedi dirbti, bet tas žmogus, jis lieka su to patirtim, su tuo faktu, kad dabar jo gyvenimo dalis, kažkokia arba tapatybės dalis yra paviešinta ir jis gali sulaukti pati kritikos. Ne? Ir kaip tu minėjai, patys skaitytojai gali, ar ne, ne tik į žurnalistą kreiptis, kad man nepatinka tema ar protestuoti prieš tam tikrų klausimų nušvietimą, bet tarkim, užsipulti tą žmogų, kuris pasidalino savo patirtim. Kaip tu manai, kaip žurnalistas turėtų ištransliuoti šitą tokią realybę, kad štai savo pašnekovą ir ne, kad yra tokia galimybė, kad tu gali su tuo susidurti? Reikia perspėti ir iš tiesų žurnalistui, ko gero, yra svarbu, kad su juo kažkas pasikalbėtų, pasidalintų savo asmeninę istoriją, bet labai teisingas pastebėjimas. Tau tai yra viena iš istorijų, o tam žmogui gali būti visas gyvenimas, ar ne, apie ką jis čia kalbės. Ir, prieš trinant rankomis, kad tas žmogus sutiko pasikalbėti, reikia labai jam aiškiai pasakyti, kad bet tu įsivertink, ar tau yra emociškai saugu. Ir iš tiesų reikia būti tokiu jautria rašančia ranka, nes aš manau, kad vis dėlto žurnalisto atsakomybė turėtų būti, jeigu žmogus jau sutinka papasakoti savo istoriją, tai suteikti platformą, kurioje žmogus pasakodamas savo istoriją galėtų dalinti savo patirtim be baimės būti nuteistam. Kai mes matome, pavyzdžiui, viešoje erdvėje arba komentarų sekcijose, kurios dar nėra panaikintos kai kuriuose žiniasklaidos priemonėse komentarus, kad, persekiokim su kulkosvaidžiu juos. Tai reikia, iš tokių žmonių iš tiesų reikia atimti teisę taip kalbėti. Galbūt aš skambėsiu labai diktatoriškai, bet čia yra emocinės sveikatos klausimas, čia yra teisinės aplinkos klausimas, nes, pavyzdžiui, atsakomybė tau yra ne tik moralinė, bet ir teisinė. Europos žmogaus teisų teismas jis yra pasisakęs, tarp kitko, vienoje byloje, tai buvo komentarų įžeidžiančių byla, kad žiniasklaidos priemonė atsako už komentarus, už komentarų bent jau moderavimą. Tai kai jūs skaitote prierašus žiniasklaidos priemonėse, kad redakcija už komentarus neatsako, atsako. Ne tik morališkai, bet ir teisiškai. Ir ką galėčiau pasakyti dar, kad reikia vis dėlto išlikti jautriam. Aš, pavyzdžiui, labai gerai pamenu, kai rengdamas vieną pirmųjų interviu būtent apie, pasakykime, neheteroseksualią ar ne seksualinę orientaciją, aš paklausiau pašnekovo, aš visada mėgstu provokuoti šiek tiek. Tai aš paklausiau, ką jis vis dėlto pasakytų, pavyzdžiui, apie katalikų bažnyčios poziciją tos pačios lyties porų atžvilgiu. Ką jis atsakytų tai bažnyčiai, ar ne? O bažnyčios poziciją mes jau ir taip visi puikiai žinom. Tai atsakymas, ko gero, pranoko mano pačio lūkesčius, nes buvo iš pašnekovo labai aiškiai pasakyta, kad nei santuoka, nei partnerystė nėra privilegija, tai yra teisė, bet privilegija yra, pavyzdžiui, nemokėti mokesčių, o būtent tokią turi bažnyčia, kuri taip aršiai kritikuoja LGBT bendruomenę. Aš ko gero tobulesnio atsakymo pats net nebūčiau sugalvojęs ir kas atsitiko vėliau, tai pašnekovas vėliau prisipažino, ne įrašui, bet jis prisipažino, kad jisai išgirdęs šitą klausimą, jisai šiek tiek įsiskaudino. Tai man atsivėrė tokia erdvė paaiškinti pašnekovui, kad kartais temos nebūtinai yra malonios, bet į tam tikrus klausimus atsakyti verta
arba bent jau pamėginti atsakyti verta, yra skatinant kritiškai mąstyti mūsų dėja vis dar homofobiško atspalvio visuomenę. Iš tikrųjų, čia yra svarbus aspektas, nes vėlgi grįžtant prie žurnalisto etikos, pastaruoju metu irgi yra labai nemažai tokių lyg ir mokymų, kažkokių tai šiaip informacijos šaltinių žurnalistams, kaip kalbėti apie žmogaus teisės. Ir kadangi irgi dažnai būna pasirodžius kažkokiai publikacijai, tada kyla šaršalas dėl to, kad ypač nevyriausybinės organizacijos kalba, kad štai tokia jautri tema ir buvo nušviesta neetiškai, kad reikėjo kažkaip kitaip eiti, kalbėti apie tos klausimus. Tai mano irgi būtų toks klausimas tau iš tikrųjų, galbūt iš tokios tavo grinai profesinės patirties, kalbant apie tai, su kuo pats susiduria žurnalistas savo kasdienime darbe, kodėl žurnalistams trūksta tos informacijos, kaip kalbėti apie žmogaus teisės, kodėl sunku laikytis tos etikos? Aš nepasakyčiau, kad viešoje erdvėje trūksta tokios informacijos, nes žurnalistai, jie turi prieigą prie kursų, prie mokymų, prie tobulėjimo profesinio. Ne visada yra noro ir laiko, ko gero, kai kurių žurnalistų tarpe, bet, aš netgi sakyčiau, kad ne visada yra sunku laikytis tos etikos, jeigu, pavyzdžiui, pagarba iš esmės, iš pajautiminio tokio aspekto, pagarba žmogaus teisėms yra tau, tiesiog įaugusi į kraują, bet kad problemų yra, tai taip, iš tiesų, ir priežasčių, kodėl taip gali būti, tai yra įvairių, bet aš išskirčiau tai, kad, įtaką žurnalistų darbui kartais padaro viešasis diskursas. Kai visuomenėje dominuoja stereotipai, kai dominuoja diskriminacinės nuotaikos, tai žurnalistai, kurie irgi yra žmonės ir kurie irgi moka jausti, tai jie irgi bijo, kad nušvietimas apie žmogaus teisų klausimus pavers juos pačius neapykantos taikiniais dėl savo darbo arba, pavyzdžiui, už palaikymą LGBT bendruomeniai. Tai iš tiesų reikia pripažinti, kad žmogaus teisų temos yra politiškai, socialiai jautrios, kai kalbam ypač apie LGBT teisės, apie migrantų teisės, apie lyčių lygybę. Ir kai kurie žurnalistai, dirbantis, pavyzdžiui, konservatyvesniuose leidiniuose, jie jaučia spaudimą, kad jų nušviečiamos temos atitiktų auditorijos lūkesčius arba savininkų netgi interesus, todėl gali vengti arba, netinkamai nušviesti tokius klausimus. Vienas iš tikrųjų tokių irgi klausimų dėl žurnalisto etikos yra neutralumo klausimas. Man pat įdomi tavo nuomonės, nes neutralumas iš tikrųjų turi tokius du aspektus. Tai visų pirma, vakaruose tradicinė žiniasklaida turi tą tokią aiškę potekstę, kad kokiai grupiai atstovauja. Tarkim, atstovauja verslą, atstovauja darbininkus, tradiciškai, kaip mes suvokime. Arba atstovauja kairiuosius, dešiniuosius, tarkim, tokia skirtis. Lietuvoje žiniasklaida dažniau bando išlikti arba bent jau parodyti, kad yra neutrali, nors tu paskaitęs tekstus, aiškiai matai, kad to nėra ir, tarkime, kai kurie, ir dabar jau kalbant, tarkim, apie, geriausias pavyzdys tikriausiai yra tas pats Rusijos karas Ukrainoje, kai būna tam tikri žurnalistai, kurie laikosi antisisteminę žiniasklaidą, ar ne, kad jie irgi kartas nuo karto vėl paklausia, kad išgirskime kitą pusę, išklausykime, ką kalba Rusija ir panašiai. Tai kaip tu matai šitą neutralumo klausimą, kalbant apie šiuolaikinę žiniasklaidos realybę? Tas išklausykime Rusiją skamba kaip, išklausykime prievartautoją, išklausykime žudiką, ar ne? Tai išklausyti galima, bet problema yra neišklausime. Ta prasme, Rusija yra išklausyta, bet problema yra ta, kad tie antisistemininkai labai nenori, kad Rusija būtų kritiškai vertinama. Ir štai čia jie nuneigia žiniasklaidos vieną iš principų - kritišką vertinimą. Tai čia tiesiog
tokį dalyką norėjau pasakyti, o bendrai kalbant apie tą neutralumą, aš manau, kad gal metas nustoti apsimesti, kad žurnalistai dirba vakuume ir kad nėra paveikiami tokio politinio, galbūt socialinio arba kultūrinio kontekstų, nes šios aplinkybės jos formuoja tą redakcinę kryptį ir vėlgi galiu kalbėti už save. Jarumo portalas, jisai yra atviras išklausyti, bet jis tikrai nėra atviras, gražulistiniai, bauskiniai kokiai propagandai apie tradicinę šeimą, nes tai bus įvertinta labai kritiškai, tokia pozicija. Iš tiesų aš manau, kad reikia suprasti, kad LGBT teisės, lytiškumas, lyčių lygybė nėra vien tik tais tiesiog politiniai klausimai, kuriais galime susitarti, nesutarti, kaip yra nusprendusi šitą koaliciją dėl partnerystės, pavyzdžiui. Tai iš tiesų yra temos, kurios yra susijusios su žmogaus orumu, su žmogaus teisėmis. Ir bandymas likti tokiais neutraliais šiose temose gali iš tiesų reikšti normalizavimą to, kad yra pažeidžiama žmogaus teisės. Tai kartais žurnalistų tokia atsakomybė vis dėlto išlieka aiškiai įvardinti, kas yra teisinga, o kas ne. Nes jeigu tu sieki nušviesti abi pusės, o viena iš jų akivaizdžiai skatina diskriminaciją ir be jokio kritiško vertinimo tą padarai, tai tu gali netyčia pavirsti puikia platformą, bujoti ir iškilti visokiems žemaitaičiams, visokiems gražuoliams. Įdomus dalykas tikriausiai su tuo, kad čia irgi kyla tokia burbulo problema tikriausiai, kaip tu minėjai, kad žmonės kažkaip jie lieka toje žiniasklaidoje, kuri arba geriau reikia sakyti su to žiniasklaidos priemonė, su tai žurnalistais, kurie transliuoja tą žinutę, kuri jiems patinka. Ir jeigu kalbant apie to žurnalisto principus, techniškai mes turėtume iš tikrųjų, kaip tu davai pavyzdį iš regioninės žiniasklaidos, tas straipsnio autoris, tos publikacijos autoriai, kurie pakvietė tą kitą pusę, pakalbino Tomo Vytauto Raskevičių. Tai čia irgi klausimas, kaip išvengti to burbulo problemos, tuomet, kada žiniasklaidos priemonė galėtų iš tikrųjų priversti žmogų išeiti iš to saugumo, ar ne, kad galbūt tik tai, kas man patinka, bet kartu ir nenugrimsti į tą visišką transliavimą tos žinutės. Ar tu pats norėtum, ką tu pats norėtum pakalbinti iš tų tokių, sakykime, pavadinkime, homofobų lauk? Rūta Janutienė. Kaip tu žiūrėtum į savo interviu su Rūta Janutienė? Kad tai yra kažkoks dviejų gyvenimo filosofijų susidūrimas, dviejų ideologijų pokalbis? Labiau norėčiau paimti jos pačios teiginius apie laisvę, apie žmogaus teisės ir jos apversti, kad apsisuktų stalai ir parodyti, kad žiūrėkit, jūs esate tie žmonės, kurie, nepaneigiamai, sakykime, pasisako už žmogaus teisės. O tai kodėl, pavyzdžiui, LGBT žmonės jau yra nebe žmonės arba mažiau žmonės, ar ne? Nes iš tiesų Rūtos Janutienės laidose vyrauja toksai antisisteminis, homofobiškas naratyvas. Ir pažiūrėti, ką jinai atsakytų. Nes argumentų, kodėl taip yra, aš negirdžiu. Aš girdžiu tik vieną dalyką, kad mes sakome ir tai yra faktas. Yra neatskiriamos nuomonės nuo faktų, pavyzdžiui. Kodėl taip vyksta? Aš nuoširdžiai vis dėlto šitoje srityje išlikčiau tokiu smalsiu ir drįsčiau tiesiog paklausti. Ir tas principas išklausyti, jisai pas manęs yra toksai, kad aš anksčiau visada norėjau pakalbinti patį Petrą Gražulį, tapusi homofobijos simboliu tiesiog. Ar ne? Jis nelabai yra įtakingas kaip politikas, bent jau nebuvo. Bet jisai garsiausiai rėkiantis, tai ir aš pamenu labai puikiai jo interviu su juo.
Tai buvo interviu apie tai, kad, žodžiu, pasisuko interviu apie tai, kad gėjai kažkaip ėmė sugriovė jo šeimą. Ar jisai kažkaip pasakė, kad jūs greunate tradicinę šeimą, na supras, kažkaip gėjus žurnalistas greuna jo tradicinę šeimą, užduodamas jam klausimus. Tai aš tiesiog jo taip, dabar net pats svarstau, kiek tai buvo etiška, bet pasiilgiau, aš jo paklausiau, o tai, kad įvyko skyrybos jo šeimoje, tai čia kieno kaltė buvo, gėjų ar jo paties. Pasakė, kad blogai. O kas blogai, taip ir liko neaišku, nes jis yra sunkiai suvaldomas pašnekovas, ta prasme, kad jis iki galo kartais neatsiskleidžia, priremtas į kampą ir pradeda šnekėti apie ką tik tais ne apie klausimo esmę ir tada reikia jį sugrąžinti, o jis nusiiria kaip jūroje, kokioje banga tiesiog srovė jį taip nusineša toli, kad jau susigrąžinti nebeina praktiškai. Tai pokalbis taip ir baigėsi, neišsiaiškinus, kas yra kaltas. Tai aš lygiai taip pat įsivaizduočiau panašiai interviu su Janutiene. Aš esu tarp kitko kreipęsis į ponę Janutienę dėl interviu, bet neatsakė. Kreipiausi, nes buvo paskleista, jeigu gerai pamenu, melagiena jos kanale apie LGBT bendruomenę ir aš tiesiog norėjau dekonstruoti tą melagieną ir kreipiausi į ją, siekdamas ją išklausyti, kodėl jinai pateikė tokią informaciją, bet panašu, kad nelabai nori žmogus būti išklausytas, kol kas tiesiog neatsiliepia. Kalbant apie žiniasklaidą apskritai, yra tokia dabar jau ganėtinai vėl ryški skirtis tarp greitosios žurnalistikos ir lėtosios žurnalistikos. Ir man būtų įdomu išgirsti tavo nuomonę, kaip tu save matai šioje skirtyje, sakykime, ir kaip tu apskritai vertini lėtosios žurnalistikos, sakykime, įtaką apskritai kalbant apie tai, kas vyksta su žiniasklaida ir kalbant apie tam tikras temas. Galbūt konkrečiai tai būtų žmogaus teisų temos. Kaip lėtoji žurnalistika veikia jas? Lėtoji žurnalistika iš tiesų siūlo tyrimus, siūlo tokią gilę analizę tam, kad mes suprastume dalykus. Greitoji žurnalistika, jinai iš esmės pateikia nuomonės, faktus, kurie gali būti suvokiami greitai. O pavyzdžiui, žurnalistų atliekami tyrimai, jie siūlo įsigilinti, kodėl taip vyksta. Ir aš manau, kad tai yra principas, kurio žiniasklaida tikrai neturėtų pamesti. Aš iš tiesų siūlyčiau remti žiniasklaidos priemonės, kurios investuoja į tyriamąją žurnalistiką, nes mes pripažinkim, yra brangus malonumas redakcijoms prie teksto dirbti mėnesius arba sutelkiant gausią komandą. Kai kita žiniasklaidos priemonė, pavyzdžiui, nelabai pasigilinusi, gali išspausinti paviršutiniškai tokį surašytą, daug resursų nereikalaujantį tekstą, dar su kokia klikbaitinė antrašte. Ir lėtoji žurnalistika yra pakankamai brangus dalykas. Ir aš noriu, kad žmonės suvoktų ir kad skaitytojai ypatingai suvoktų, nėra nemokamos žurnalistikos, tai yra iliuzija. Jeigu jūs nemokite už turinį, tai kažkas už jį kitas sumoka. Reklamdavys, interesų kažkokios grupės. Tai gerai, pavyzdžiui, jeigu yra nacionalinis transliuotojas ar ne, kuris yra remiamas mūsų visų surinktais mokesčiais, nes mes tokiu atveju kaip žmonės, kaip piliečiai susimokam už tą turinį, kurį gaunam, bet jeigu, pavyzdžiui, kalbame apie komercinės žiniasklaidos priemonės, tai tikrai yra geriau primokėti tą eurą ar visus netgi 2 ar 3 per mėnesį, nematyti, sakykime, reklamos, iš kurios daugiausiai žiniasklaidos grupės gyvena ar ne, bet užtat vartoti turinį, žinant, kokie yra interesai, kad už jį sumokėjai ir kad tu gali nuspręsti, ar tai vis dėlto tau yra vertinga ar nevertinga. Bet aš sakyčiau, kad vertinga, nes iš tiesų auditorija rodo tokį susidomėjimą kokybiškam turiniui, kuris pasiūlo tą gilią analizę.
bet kad žiniasklaida yra paveikta tos greitos informacijos vartojimo kultūros, šito taip pat negaliu paneigti. Čia tu paminėjai svarbų aspektą, faktą, kad žmogus turi mokėti už tą informaciją, kurią jisai gauna, ypač jeigu jis nori kokybiškos žurnalistikos. Ir dauguma žmonių vis dėlto to nesupranta, nes socialiniai tinklai mus kažkaip išlepino, nes dalis žurnalistų dabar transliuoja savo žinutės patys, tai kartais teksto nereikia skaityti, tiesiog paskaitai postą. Ir dalis žurnalistų iš tikrųjų tuos ir straipsnius labai greit parašo, remdamisi tais postais, maždaug pakopijuoju ir viskas. Ir tada susidaro toks irgi užburtas ratas, kada tu prašai kokybės, bet nesilinkęs jie investuoti. Kita vertus, mes matom irgi tą problemą, kaip čia pavadinti, tokias priklausimus nuo subscribinimo. Jeigu tu nori gauti geros kokybės tekstą, tu turi, sakykime, prenumeruoti kažką, ar ne, ten tas mokamas turinys. Skaitai straipsnį ir dalis straipsnį tik atsidaro. Ir tada kyla klausimas, kiek aš galiu sau leisti subscribinimu tokiu, nes dėl poros tekstų iš ten foreign policy aš turiu sumokėti ten apie 10 eurų, dėl poros tekstų iš 15 minučių turiu sumokėti ten kiek? 4 eurus kiek. Tai vat ir tokia irgi tada, kai aš paskaičiavau, kiek iš tikrųjų tam turėčiau skirti laiko tam, kad galėčiau atgauti tuos pinigus, ne, už tai, kiek aš iš tikrųjų skiriu toms prenumeratams, aš turėčiau iš tikrųjų dažnai skirti tam tų portalų skaitimų tiesiog darbo dieną, tiesiog atsisės nuo ryto iki vakaro skaitytis, kad man atsipirktų. Tai jo, iš tikrųjų tas yra toks kokybiškos žiniasklaidos ir prieinamumo klausimas, kaip sukurti tą tokią tvarį sistemą, kad žmogus gautų tą informaciją, bet nebūtų irgi tas toks, kad tada viską jau turiu vartoti, nes jau investavau tos pinigus. Tai. Aš iš tiesų kalbėčiau apie tai, kad rinkodara, kainodara turi būti suderinta, jinai turi būti proporcinga ir čia yra diskusija, ar ta kaina, kurią tu sumoki už prenumeratą, yra, kokia jinai turi būti, ar jinai yra didelė, ar jinai yra maža. O galbūt, pavyzdžiui, reikėtų suteikti tokią galimybę, kad tu parašei tekstą, tai tiesiog suteikia galimybę jį žmogui nusipirkti vieną tekstą. Nei daugiau, nei mažiau. Ir nes iš tiesų aš irgi matyčiau tam tikrą problemą, kad arba vartotojas, skaitytojas turi pasirinkti vieną žiniasklaidos priemonę ir tik tais ją vartoti, arba turi išleisti, 50 eurų už daugybę žiniasklaidos priemonių, nes žmonės jie skaito ne tik tais lietuvišką žiniasklaidą. Tam, kad mes geriau suvoktumėm kontekstą, mes turėtumėm dar užsienio spaudą skaityti. Tai čia yra kainodaros dalykas. Kadangi tu jau 10 esi žiniasklaidoje, man būtų įdomu irgi paklausti tavęs, kaip tu suvoki žurnalisto, sakykime, pagrindinius uždavinius šiuolaikinėje visuomenėje? Koks yra žurnalisto vaidmuo mūsų visuomenėje? Ne? Aš tai sakyčiau, kad žurnalistas yra žmogus, kuris turi tam tikrus uždavinius. Jeigu jisai juos įveikia, tai jisai gali vadinti žurnalistu. Ir pavyzdžiui, vienas iš tų uždavinių yra įgyti įgūdžius, atskirti, faktus nuo dezinformacijos. Tai yra vienas pagrindinių dalykų, kurio žurnalistas turi išsiskirti. Ir aš sakyčiau, kad yra svarbu išmokti naudotis įrankiais, kurie padeda tą informaciją tikrinti. Nes, pavyzdžiui, mes matome tokius papildomus kylančius iššūkius, kad iš tiesų, šiandien, pavyzdžiui, matome mes dirbtinį intelektą, kuris renkant, analizuojant duomenis, jis gali tapti iš tiesų puikiu pagalbininku, nes sutaupo laiko. O laikas, kaip mes išsiaiškinom, yra be galo svarbus žurnalisto darbe, kuo greičiau pateikia informaciją, tiesiog auditorija to tikisi, kad informaciją gaus kaip įmanoma greičiau. Bet, pavyzdžiui, yra žmonių, turinčių tokių kėslų ar klaidinti, mes matome Rusijos, Baltarusijos specialiųjų tarnybų tam tikras informacinės provokacijas. Tai
šis įrankis jų rankose gali sukelti papildomą žalą ir tai reikia iš tiesų mokytis atskirti, kas yra sufabrikuota, o kas yra tikra. Kaip tu matai tą tokį klausimą irgi susijusi su socialiniais tinklais, kai žurnalistas iš tikrųjų tampa tokio lik ir influenceriu. Mes visuomet renkame tuos, sakykime, įtakingiausius žmonės visuomenė ir žurnalistai iš tikrųjų ne viena pavardė rikiuojasi tame sąraše. Kaip tu matai tą tokį perėjimą? Yra žurnalistas, kurio tarsi darbas yra principai, yra apibriešta, kaip jis dirba, koks jo tikslas. Tada yra tie vadinamieji, vadinkime, sakykime, turinio kūrėjai, ar ne, ir tada yra šiaip socialiniuose tinkluose savo kažkokią nuomonę reiškinti žmonės, sakykime, irgi komentatoriai. Tai tos ribos iš tikrųjų tarp žurnalisto ir, tarkim, podcasterio trinasi, nes kad ir dabar mes čia esame, tai irgi klausimas, ar mes informuojame labiau, ar mes šviečiame visuomenę, ar mes tiesiog kalbame ar ne ir kažkokį dialogą vystome tam tikrą temą. Kaip tu matai šitą skirtį ir tavo nuomonė, kokią įtaką tai daro žiniasklaidai? Aš sakyčiau, kad žurnalistas jisai kaip asmuo vadovaujasi ne vien principais, tiesiog aš informuoju, bet kartais vadovaujasi principu aš kovoju už tiesą. Nes iš tiesų, kai tu atskleidi kažkokią informaciją, kuri gali būti labai nepalanki, atsiranda krūva nuomonių, kurie, žmonių arba interesų tam tikrų grupių, kurie bando tave, kabutėse sudirbti, ar ne, tai tada tu turi atsilaikyti prieš tai. Ir socialiniai tinklai, jie suteikia tam puikią platformą paviešinti dalykus, kurie netempia, sakykime, iki straipsnio, bet gali būti, puikus įrašas trumpai informacijai apie tai, kokią man čia bando padaryti dabar įtaką kažkokios interesų grupės. Ir aš jau kaip minėjau, žurnalistai negyvena vakuume, jie taip pat yra žmonės ir turi savo vertinimą, savo subjektyvėje pusę, nes iš esmės žmogus kaip būtybė jis niekada iki galo nebus objektyvus. Tai yra iliuzija, kad žurnalistai yra objektyvus. Mes visi esame subjektyvus kaip žmonės ir subjektyviai vertiname informaciją. Tai tiesiog socialiniai tinklai išlaisvino tai. Ir parodė, kad už straipsnio slypi eilučių autorius. Man rodos, iš tikrųjų, Lietuvoje daugėja tų žiniasklaidos priemonių, jų formatai keičiasi, atsiranda daugiau tyrimų, daugiau video, daugiau audio turinio. Man įdomu ir iš tikrųjų lyg ir populiarėja žurnalistika, vėl grįžta tai į tokį, sakykime, susidomėjimo lauką jauniems žmonėms ir apskritai, man atrodo, dabar dauguma žmonių būtent dėl socialinių tinklų įtakos galvoja, kad yra galimybė net ir neturint kažkokio specialaus įsilavinimo, net persikvalifikuoti, tapti žurnalistu ar ne, pradėti savo kelionę galbūt vėliau kaip antrąjį profesijai. Kaip tu, nežinau pats, kadangi pradėjai savo kelionę žurnalistikoje savarankiškai, turi įvairios patirties, jau turi ir savo portalą, nežinau, kokią žinutę tu norėtum pasidalinti su žmonėmis, kurie galvoja apie žurnalistiką, studijas arba apskritai žurnalisto darbą kaip savo profesiją arba galbūt kaip kažkokį savo hobį? Žmogui, kuris nori tapti žurnalistu, rinkti duomenis ir atskirti, ar jie yra, tiesiog jos patikrinti, ar ne. Aš iš tiesų, ką patarčiau, tai patarčiau būti smalsiam, nuolat mokytis ir tiesiog taip tobulėti.
Aš manau, kad yra svarbu nebijoti tyrinėti naujų technologijų. Aš manau, kad yra svarbu būti prisitaikančiu, nes žurnalistika nuolat kinta. Tai, ko mokosi žurnalistai po 10, po 20 metų taps nebeaktualu. Mes mokysimės visai kitų dalykų universitetuose, ar ne? Ir aš manau, kad vienas iš pagrindinių dalykų tai ugdyti savo etinį stuburą, nes visada yra svarbu siekti tiesos ir nepriklausomumo. Ačiū, Jonai. Dėkoju už pokalbį. Toks mūsų epizodas šį kartą. Dėkui, jei likote iki pabaigos. Kaip visuomet, labai lauksime jūsų vertinimų ir komentarų socialinėje medijoje. Dėkojame Vilniaus miesto savivaldybei už paramą mūsų projektui ir iki susiklausymo.